Aramas Bagdasarjanas. 9 numeris. Dabar kaip tik jis pirmasis palėtė kamuolį. Rungtynės prasidėjo, na ir galime, beje taip pat jau atsidarė savo įvarčių sąskaitą pirmojo turo rungtynėse su Vilniaus Žalgiriu Sportimos arenoje. Lukas Ankudinovas pelnė puikų įvartį. O čia labai pavojinga situacija ir Deitonas Vinskus galvą smūgiuoja. Na, o antrose rungtynėse Šiauliuose Gitarių stadione lygiosiamis 2-2 sužaidė su Šiauliais ir pavojingas Marko Pavlovskio atsakymas. Vienas iš Alytaus Zinavos futbolininkų buvo arčiau kamulio. Tikėtina, kad čia ir iškovojo net ne tašką, o visus 3 taškus. Ir šiandien be abejo, tai panašios svorio kategorijos komandos, tos pačios lentynos ekipos, kurioms pergalė čia labai reikalinga. Marius Paukštė dar kartelį atrėmė varžovo smūgį, antroji bandymų sugrėbė kamuolį ir Kuznecovas smūgio metu reagavo. Praktiškai Sergejus Kuznecovas, Alytaus Zinavos vyriausias treneris, pats beveik. Kulbačiukas, perdamas į dešinę, Deitonas Vinskus. Jo smūgis, na, pasiruošęs buvo tam smūgiui Vladimiras Krinskis. Takumi Hiruma, nuošalės nebuvo. Čia norėtųsi Alytaus Zinavos gerbėjams baudinio. Renatas Banevičius norėtų ir žaidimo ranka. 23 metais žaidė Latvijoje, 24 su Kauno Žalgiriu iškovojo bronzą. Karolio Šilkaičio bendraklubis, čia vienas iš pavojingesnių jo smūgių. Bet Vladimiras Krinskis grąžina kamuolį Mariui Paukštį, pastarasis į priekį link Davido Martino Ananės. Neblogas perdavimas, Deitonas Vinskus, aštrus kampas, ar bus perdavimas ir pirmasis įvartis. Jeigu nuošalės nėra, na be abejo, neskubėkim, čia ir varas dirba, bet jeigu nuošalės nėra, sveikiname. Aramas Bagdasarjanas, regis jis kovojo dėl kamulio, na čia Deitonas Vinskus tikrai neforsavo įvykių, geras jo perdavimas, ne, čia panašu, kad 9 numeris Aramas Bagdasarjanas laimėjo tą dvikovą prieš Oskarą Lukošiūną, nors ir Viačeslavas Kulbačiukas taip drąsiai juda po aikštę, telšiškiai nesilaiko įsikibę į savo pozicijas. Čia perdavimas, Deitonas Vinskus apgauna Gustą Zabitą ir koksai smūgis. Ir štai čia Gusto Zabitos nepastebėjo, gal ir nematė. Na, bravo, Vladimiras Krinskis atrėmė smūgį ir taip priekaištį. Ir prasideda antras kėlinys. Na, po pirmojo 1-0 priekyje Telšių Džiugas, vienintelį įvartį, bent jau kol kas. Tai rungtynės, kuriuose galima tikėtis įvarčių lietaus, nes ten, kur žaidžia riteriai, įvarčiais tikrai lyja labai stipriai. Deitonas Vinskus smūgiuoja į vartus iš kairės. Reaguoja į tokius futbolo epizodus Sergejus Kuznecovas. Iki šiol dar susijęmęs už galvos. Alytaus Zinavos nepasikeis. Tai galima tikėtis ir gal ir aštresnių išryškimų. Kulbačiukas, jo perdavimas nuo kampinio kairelės. Puškarovas ir čia jau Vladimiras Krinskis. Puikus šuolis, gelbėja savo komandą. Pažiūrėkime dar kartelį, kasgi čia buvo. Čia Puškarovo smūgis, ištraukė kamuolį. Taip, Ankudinovas jau po to, kai Stočkūnas, tai yra būtent Yamada 11 numeris, keičia Deitoną Vinskų, rezultatyvaus perdavimo autorių. Na, o čia laukime, prieš metus tų lapų buvo 11. Be abejo, šį sezoną Telšių Džiugo lūkesčiai buvo kitokie. Čia Vladimiras Krinskis ir panašu, kad galima dėti tašką šiuose rungtynėse. Pasiteisino keitimas Yamada. Telšių Džiugo lūkesčiai buvo kitokie. Čia Vladimiras Krinskis ir panašu, kad galima dėti tašką šiuose rungtynėse. Sužaidė Kermani ir štai taip. Atšoko kamuolys nuo Vladimiro Krinskio. Nesugraibė kamuolio ukrainietis. Na, o yra daug kietų kontaktų, daug fizinio.
Kristijanas Okonevskis. Top sporto lygoje Telšių Džiugas. Pirmoje sezono dalyje apskritai demonstravęs fantastišką žaidimą. Finišavo 6. Na ir dabar telšiškiai kyla į viršų. Jų pergalės šokis